Naisiai. Milijonams Lietuvos žmonių žinomi iš serialo Naisių vasara. Šis gražus kaimas įsikūręs Šiaulių rajone 7 km nuo garsiojo Kryžių kalno. Naisiai garsėja ne tik serialu, pelniusi prestižinį Sidabrinės gervės apdovanojimą televizijos serialų kategorijoje. Atskiras ačiū Naisių kaimo gyventojams, be kurių pagalbos nebūtų ir Naisių vasaros. Naisiuose rasite vienintelį Lietuvoje Baltų dievų muziejų, įsidėsčiusi beveik visoje kaimo teritorijoje. Muziejų puošia Saulės ir ugnies aikštės, Alkos kalnas, daugiau kaip 50 didelių ąžuolinių dievų skulptūrų. Muziejaus įkūrimo konsultantai Jono Basanavičiaus premijos laureatai, profesorius, gamtos mokslų daktaras, etnologas Libertas Klimka ir humanitarinių mokslų daktaras, archeologas Vykintas Vaitkevičius. Skulptūras kūrė geriausi Šiaurės Lietuvos tautodailininkai. Gal tai reikėjo vienos kibirkšties, kuri čia Naisiuose kažkaip tai sutapus palankiai aplinkybėms, gal jinai čia ir įsižiebs, gal tas vaikas supras, kad lietuviškos tradicijos, baltiškas jų pamatas yra tai, kas kelia pasididžiavimą, ne panieką, ne juoką, ne anekdotą. Čia galite aplankyti unikalų šalyje vienintelį inkilų muziejų po atviru dangumi, kuris buvo įkurtas bendradarbiaujant kartu su Lietuvos ornitologų draugija. Muziejuje pristatomi daugiau nei 100 inkilų. Lankytojai informacinėse lentose ras informaciją, kokie paukščiai gali juose gyventi, o pavasario-rudens laikotarpiu gali pasigrožėti ir juose gyvenančiais paukščiais. Naisiuose jau beveik 40 mečius skaičiuoja grafo Platono Zubovo dvare įkurtas Šiaulių krašto literatūros muziejus. Čia nuo 1977 metų teikiama poeto Zigmo Gėlės premija už geriausią pirmąją poezijos knygą. Kiekvienas laureatas poetų parkelyje pasodina medelį, vyrai ąžuoliuką, moteris liepaitę. Šiemet Naisių kultūrinį gyvenimą papildys dar 2 muziejinės erdvės. Istorija ir etnografija besidomintys žmonės galės aplankyti Naisių krašto istorijos ir Lietuvos etnografinių augalų muziejus. Naisiuose įsikūręs profesionalus Naisių vasaros teatras. Daugelis aktorių lankytojams pažįstami iš serialo Naisių vasara. Naisių vasaros teatro meno vadovės Reginos Stepanavičiūtės ir kitų režisierių pastatyti spektakliai rodomi ne tik Naisiuose, bet ir visoje Lietuvoje. Šis teatras suteikia žmonėms galimybę džiaugtis spektakliais visiškai nemokamai. Naisių vasaros teatro, kaip ir visų kitų Naisių muziejų renginių serialų mecenatas, agronomas, ūkininkas Ramūnas Karbauskis. Lankydami Naisius galite užsisakyti kvietimus į Naisių vasaros teatro spektaklius. Čia taip pat įsikūręs Žemaitukų žirgynas. Jame lankytojai gali susipažinti ne tik su tūkstantmete jų istorija, bet ir pabendrauti su šiais temperamentingais gražuoliais. Pagrindinė žirgyno funkcija – veislininkystė, nes šie žirgai vis dar ties išnykimo riba. Žirgyne užauginti žemaitukai prižiūrimi, treniruojami. 2012 metais Naisių žirgynas laimėjo nacionalinę žemaitukų taurę. Norintieji už nedidelį mokestį gali gauti profesionalią jojimo pamoką. Po ekskursijų visi norintieji gali išlieti susikaupusią energiją viename iš moderniausių Europoje Naisių dažasvydžio centre. Jame naudojami iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigyti mažesnio kalibro ginklai bei suteikiamas visas komplektas žaidimui reikalingos aprangos. Dažasvydžio kainos yra labai nedidelės. Vasara. Pirmąjį Liepos savaitgalį Naisiuose tradiciškai vyksta festivalis visai šeimai Naisių vasara. Tai pirmasis tokio masto festivalis Lietuvoje, kuriame negalima vartoti alkoholinių gėrimų ar išgėrus lankytis festivalio renginiuose. Festivalio metu lankytojų laukia kultūrinių erdvių pristatymai ir atidarymai, spektakliai, vaikų žaidimo aikštelės, Žemaitukų nacionalinės taurės varžybos, riterių pasirodymai. Taip pat vyksta sporto varžybos. Tautodailininkai pristato savo kūrinius. Scenoje skamba gerai žinomų Lietuvos dainininkų dainos, šventę vainikuoja fejerverkai. Laukiame jūsų Naisiuose. Daugiau informacijos www.naisiuvasara.lt, Facebook Naisiai ir telefonu 8611 33 333.